daugiau čia galima sutikti, jeigu ne tos pačius veidus. Lukas yra? Čia Lukas yra, nėra, nežinai. O mašinos nėra? Ne, jisai piškom. A, jo. Gal dar nedai. Kaip stabdžiai? Tuoj gausim. Tuoj gausim? Nu, šiaip man po. Kur tu? Jau būsi tuoj? Tai tavęs nepaimt, nes aš jau su bačiovkai. Pamiršau iš tose parko paskambinti. Jau nuo vibracijos. Aš negirdžiu. Girdžiu, kad kažkas apie. Aišku, tai tavęs neimt, pareisi pats. Jeigu tik tokie, tai čia smulkiai. Gerai, laukiam. Tai čia nelietų. Nu jo, kai visat kova. Siurprizai. Kur Lukas? Kažkur piškom eina, nežinau. Ai, va, eina. A, vieną kartą irgi pievą palikau. A, šalmo patino akinis ant vairo taip pat. Vanduo, aš taip įspūdus. Nu kaip jie, taigi tos žiemos patino. Tai veiši dabar. Aš nežinau, tai galima čia perlaukti šitą nesąmonę. Jo. Tai čia 10 minučių, žinai. Jo. Ne, kad kruša taip... Ne, tai galbūt praeis ir neišsilys. Neiškrys. Jo. O gali būt, kad pusė praeis ir ant pabaigos skaidės, tai... Ai, Edi, tai jums, norėjau skambinti, bet žiūriu pusę 11, tai dar nežadinau, žinai, karočią, tuos sinchronizatorius tai galim labai lengvai pasidaryti, tu jau tuos manometrus turi. Esmė tame italas, blėt, gerų idėjų dar, daugiau vieną video. Ta prasme, viskas veikia, nu aišku, ta bėda, kad, nu, va šitas. Tai žikleriai dėdami. Žikleriai dėdami, arba kaip vadinamųjų kranelio principų. Ten jis tai darė kitaip. Jis paėmė didžiulės, žinai, tos elektros skalabės, kur jungiamus. Nu, bet va tokio dydžio. Plona žarna ir tie, kur sukimai yra, tai prisukinėja va šitą. Taip. Tai, blėt, va šiandien Gariūnuose buvau, bet nenusipirkau, manau. Tai lašelinės. Galima. Arba iš vis kyšio principų galima daryti. Čia, žinai, va, kitą savaitę nuvažiuoti, nusipirkti. Grandinės tai iš vis netapat. Mums tai nešalta. Tai žinok, reiktų sutepti. Reikia. Kokiu, kad jinai surūdyjusi. Galvojau, į tepą gal šitą. Aš tik žiūriu, matau, kad tos solas bėga. Ar bėgo? Tai buvo, kad kažkur pradėtų turbūt nuo stovėjimo pramušį reikia žiūrėti. Bet reikia, kad nelašėtų, gal susitvarkys. O šitą tai pochu, kad jinai supūvusi. Ją vis tiek reikia sutepti. Tai dar vienas niuansas yra, kai nusipirki tuos manometrus, arba tarkim, jeigu tu turi, reikia juos sujungti tarpusavį 3 ar 4, nu visų kiek darysi. Ir pūst, pasižiūrėti, ar jie susinchronizuoti. Nu ar vienodai prie to pačio slėgio reikia. Pas mane, matai, tas sujungimas yra, kur aš išjungiau. Vienas eina į tą ir iš to 4. Jo. Sukalibruoji. Jo, ir sukalibruoji. Ir vis mačiau kalibravo ardant, nuėmė stikliuką ir ten tą plokštelę palenkinėjo vidų. Nu čia aišku, paprasčiau galima daryti. Galima. Tai čia pasidaryti, žinai, tuos nes mane jau spaudžia 2 draugai, tipo nori sinchronizuoti. Iš darbo nėra galimybės paimti, jau nebėra galimybės paimti. Ai, neduoda darbe? Kaip? Neduoda darbe? Tai jau kameros pastatė, viskas. Tai, ble, tai oficialiai paprašyk pasiriogą ir viskas. Nu tai, kad per tą pačią dieną visus padaryčiau, tai gerai būtų. O supranti, kaip reikės, aš vis tiek į darbą vėliau atvarau, reikės va paškai kažką, nu turiu menį, nu, bendradarbių. Tai, blėt, tai irgi, čia jau dabar su įrankiais jau pas mus baigėsi galimybė. Ten savo įrankius, kur dirbu, su šakės, tarkim, įrankiais tokiais, su savo mechaniniais įrankiais, tai aš savo galiu, kuriuose aš dirbu, bet kurie yra bendri, tai vat, žop. Tai aš ir suinteresuotas, kuo daugiau, ta prasme, visko turėt, kad jau galėčiau viską daryti.
Ką? Imtuvas pasikeitė. Ne, tie patys, tokie purviniai. Praeitais metais tiesiog daugiau padažyto buvo juoda, dabar viskas apibėgė. Bet ar originaliai jie tokie trumpi, ar čia kažkaip trumpi? Originaliai. Originaliai. Aš tiesiog, kai gavau, viduriai buvo supuvę ir iškritę. Tai ten džiržgėjo ir jie rėkė, va tos nebuvo. Tai padariau, suvirinau vidurius normaliai, sudėjau vatą ir viskas. Nu ką, kavos einam ar arbatos? Tai nebent iš kompanijų, nes kavos šiandien tiek atsigertų, kad... Ai, aš tik iš namų, va, pirmą koją Kaip su išlipau. vaikais jau pabuvai? Ne, tai maniškiai išvarė į giminės balių kažkokį. Aš dabar laukiu, tai greičiausiai tik vakare. Dėl to jie ir daro tas medžiagas. Nu kai, imsi kavos. Man dar vieną. Labas. Man dar vieną su pienu. Tai nespėjau. Gal vieną pasidaryk, Ta mergaitė. Kažkur matyta, niekas neatsimenu. Žiūrėk, čia turbūt be cukraus, ne? Taip. Ką, mirksi lemputė? Geras, pamiršau išjungti. Dabar gali duoti paštą atsiųsti video. Aišku, kai išmoksiu karpyt, aš dar karpyt nemoku. Nuo pačio ryto prasideda žmonių. Nuo pačio ryto žmonių Ai, pradeda lytų žieną, baigėsi vietos dingsta, ne? Tos tokie. Bet tokie nesąžiningi žmonės. Manipuliuojama, tai. Ne, tai reikia daryti labai paprastai. Saulė šviečia, kava €50, lyja lietus, kava €50.
Biškai teisingas. Pyragėlį gal? Empanadas? Užtika? Ne, už nedaug. Važiūrėk į mane. Nu, gal vėliau, žinok, nežinau dabar kol kas. Aš dar nuo ryto nieko neturėjęs burnoj. Lengviau važiuoti. Nu, supranti, įkali pyragėlį ir draugai aplenkė tave. Jo? Nueini į tūlį, kad tu jos aplenkė. Kiekvienas gramas gerai artėja. Pasirodo, aš viską filmuoju, aš jau negrįžtu.